nuolatiniai ir atsitiktiniai uždarų vakarų mylėtojai. Labai smagu matyti iš čia visus. Gražų vakarą. Pradedam, ne tai, kad pradedam, matyti, kad jau įpusėjo 12 sezoną. Įsivaizduojate, kaip bėga laikas ir kiekvieną kartą, žiūrėdamas į jūs, išėjęs iš pradžių, aš jaučiuosi įsipareigojęs vis papasakoti kokią nors istoriją. Ir aš pagalvojau, gal aš jau nebeturiu istorijų. Ir tada pagalvojau, kad pasidalinsiu su jumis kai kuriais įspūdžiais. Pastarojo laikotarpio, ne tais, apie kuriuos jūs turbūt galvojat, tiesiog taip sutapo, kad šiuo metu pažadėjau savo buvusiam studentui, kuris yra vienos iš didžiausių Lietuvoje konferencijų vadovas, padaryti pranešimą toje konferencijoje. Ir, kaip visada, iš manęs tikisi kažkokių dalykų apie organizacijų vadybos klausimus. Ir aš pradėjau galvoti, aš sukūriau tokį scenarijų, kad ketinu kalbėti apie tam tikrą organizacijų spektrą, nuo trapios iki stiprios, iki atsparios, adaptyvios, antitrapios ir taip toliau. Bet kažkurio metu pagalvojau, kad kuo toliau, tuo aš mažiau tikiu evoliucinių teorijų taikymo galimybę. Įsivaizduojat, ką reiškia vadyboje tam tikri modeliai, kurie skirti organizacijų plėtrai. Jie sako, kad jeigu tu gali daryti kažką labai paprastai, gali daryti truputėlį sudėtingiau, gali daryti dar sudėtingiau ir tau bus nuo to geriau ir taip toliau ir taip toliau. Ir aš pagalvojau, kad aš nelabai tikiu. Aš praleidau 10 metų modeliuodamas sudėtingas sistemas, paskiau dar turbūt 3 kart tiek kalbėdamas apie šitų sistemų teorijų taikymą vadyboje, teoriškai ir praktiškai. Ir praradau pakeliui, pats pastebėjau, kad praradau pakeliui tokį tikėjimą, tokiais evoliuciniais modeliais, kad gali nuo paprastesnio kažkokiais kryptingais žingsniais pereiti link sudėtingesnių dalykų. Ir pasakysiu kodėl. Todėl, kad dažnai, ne tai, kad aš nemėgčiau teorijų, kiekviena nauja teorija, kuri grakščiai paaiškina kažkokių praeityje įvykusių įvykių priežasčių ir pasiekmių grandinę, man patinka, visada patinka, bet aš suabejojau praktinių pritaikymų tokių teorinių modelių. Tai reiškia, praktinių pritaikymų ta prasme, kad tu pasižiūrėjai, kaip elgiasi tie, kuriems sekasi, ir dabar norėtum, kad sektųsi lygiai taip pat ir tau. Beveik neįmanoma to padaryti. Kiekviena ta graži teorija, aš supratau, kad aš pradėjau ją vertinti taip kaip meno kūrinį. Kaip mes visi suprantam, kad meno kūrinio pagrindinė vertė yra, ar jis tau sukelia nuostabą. Ir viskas. Nuostaba tai yra dalykas, kurio tu nori iš meno kūrinio. Bet ar gali tu ką nors iš to pasimokyti? Ko tu gali pasimokyti iš tų emocijų, iš tų būsenų, kurios tau sukėlė meno kūrinys. Tiesa, aš žinau ir tam tikrą tokį utilitarinį požiūrį į meną. Kažkada girdėjau jauną žmogų, sakant, kai jo paklausė apie tai, kodėl jis vaikšto į teatrą. Tai jis pasakė, aš einu pasižiūrėti, kaip atsitiko kitiems, kad man taip neatsitiktų. Tai, įmanomas toks požiūris, įsivaizduojat, bet tai yra jauno žmogaus toks naivus labai požiūris. Nes naivumas būtų norėti kažko pasimokyti, taip utilitarinė prasme. O dar didesnis naivumas turbūt būtų pabandyti pasinaudoti tuo praktiškai. Tu matai kažką nuostabaus ir galvoji, kaip galima būtų tą pakartoti, padaryti, ar aš taip galėčiau padaryti ir taip toliau. Aš manau, kad nevertėtų nieko tikėtis daugiau, tik tai mėgautis, patirti nuostabą, džiaugtis, būti kartu, džiaugtis galimybę kartu būti, dalyvauti, stovėti šalia,
pažinti, bendrauti ir turbūt ir tiek. Šiandien mes su jumis susitikome turėdami progą pabendrauti su vienu iškiliausių aktorių dabartinio laikotarpio. Tai aš suprantu, kad kartais aš esu girdėjęs, kad žiūrovai, pasikalbėjęs su aktoriais, aš esu girdėjęs, kad žiūrovai, ko dažniausiai klausia aktorių? Tie žiūrovai, kuriems patiko spektaklis ir patiko to aktoriaus vaidmuo. Na, kaip jūs galvojate, ko dažniausiai klausia žiūrovai? Bet asmeniškai, jeigu turi progą, prieiti ir pasiklausti po patikusio spektaklio. Ar myli kates ar šunis? Jūs per daug gerai galvojat. Čia susirinko, aišku, neeiliniai žmonės. Aš suprantu. Jums sunku atsistoti. Prašau? Ne, nu, vat iš karto po spektaklio, žinot, iš karto po spektaklio. Tai kuris vaidmuo svarbiausias, tai čia retrospektyva, žinot, čia kažkoks vertinimas, ilgesnio pokalbio reikalas. Bet vat dabar iš karto man patiko ir aš, vat, kažkas mane privedė prie to aktorius ir vat aš noriu kažką gerą žodį, kažkokį pasakyti. Tai negi klausia, kaip jaučiatės. Einam kavos, jis labai mėgsta klausinėdama, kaip jaučiatės. Gerai, aš pasakysiu savo statistinę išvadą, gerai? Remdamasis savo, na ir ne tik savo patirtimi. Tai, tai, ką aš sužinojau, tai, ką aš apklausęs, patikimą kiekį aktorių sužinojau. Koks yra tas pagrindinis klausimas? Kaip jūs išmokstate tiek daug teksto? Tai, gerai, aš pasakiau patį populiariausią klausimą, tuo pačiu tarsi užkirsdamas galimybę šitą klausimą užduoti šiandien. Ir dėl to tikiuosi, kad jūs, ypač senbuviai, tai žino, kad visada ateina laikas užduoti savo labiausiai rūpimą klausimą. Dėl to apie tai papasakau jums. Turėsite pasiruošti. Šito klausimo klausti jau nebegalima. Jūs turėsite pasiruošti kitą klausimą. Ir kągi mes pradėsime. Ir aš labai džiaugiuosi, kad šiandien, kaip ir dažniausiai, su mumis čia yra mano kolega ir senas uždarų vakarų bičiulis ir vedėjas, profesorius Gintautas Mažeikis, kuriam aš dabar perduosiu mikrofoną. Gintautai, prašau. Paprastai vadinu tokį polgį, na, švelniai tai būtų kiaulystė, žinoma. Per prasme, kad aš tikėjausi kažkiek darbo jis nuveiks. Alfredas, o jis čia malė miltus. Ir prastai jums ir norėjo būti malonus. Na ką, mes turime šiandien, ir aš bent jau turėčiau pristatyti jums Kauno dramos teatro aktorių Dainių Svoboną. Jūs jį žinote, turbūt ne vienas lankėtės spektakliuose, matėte, ką jis vaidina. Aš pasižiūrėjau, šiaip negaliu pakeisti Wikipedijos, bet kažką vis tiek turiu užmesti akį. Tai įdomu buvo tai, kad pirmieji įrašai apie tai, kad jis vaidina, pasirodo nuo 1989 metų. Galės pataisyti, galiu klysti. Ir šitai tai įdomu tai, kad žinoma visą tai sutampa, jo atėjimas į teatrą sutampa su Lietuvos išsivadavimu, iki šios dienos, matot, viskas sutampa su jo biografija, teatrinė biografija. Kai bus labai senas, įdomu, ar jis prisimins būtent šitą biografinę dalį, ar prisimins kažkokius dalykus. Visada man įdomu, kai žmogus labai senas, jis išsirenka tik ką atsiminti, ne viską, tik truputį prisimena. Ir, pavyzdžiui, man suprantu, Antojas prisimena savo arklius ir žirgus, o ten miškininkas atsimena arba savo žmoną, arba mišką. O kai tampa labai senas aktorius, ką jis prisimena? Savo vaidmenį kurį nors, jis tampa tenais, nežinau, amžinų karalių Lyru, ten ar Hamletu, ir niekaip neatsipeikė nuo šito Hamleto.
Ar vis dėlto užmiršta, iškeliauja visas šitas teatras. Tai šita drama, man atrodo, labai reikšminga yra. Na, jiem dar negreitai su šita drama atsitiks. Taip pat žiūrėjau šiandien ir vakar, tai kas įmanoma susirasti, peržiūrėjau, ką jis vaidino, kur vaidino kino filmuose, daugybė spektaklių, begalė spektaklių. Ir man klausimas buvo ne apie tai, kaip jis atsimena, o kas, kai tu vaidini, pavyzdžiui, 50 skirtingų vaidmenų, ar ne? Ir kiekvieną kartą turi įtikinti tokius kaip jūs žiūrovus, ar ne? Kad jis tikras, kad nemeluoja, kaip kunigas turi išeina ir sako, tai buvo žodė, žinai, pradžiai buvo žodė, ir savo išdėsto, kunigas. Ir tada toks klausimas, o kitą kartą jau turi visai kitą papasakoti ir įtikinti priešingą, visai priešingą dalyką. Kas jų galvoje dedasi paskui? Žodžiu, šiandien įtikinėja mus vienais dalykais, kitais, ar kitą laiką kitais. Ir aš pagalvoju, kad yra tam tikrų išimčių, kada kai kurie, žinote, rašytojai, o dramaturgai ir režisieriai ima naudotis tokia surrealistinė arba truputį beprotybės programa, pavadinkime tai pačiuožimu. Štai jūs šiandien kiekvienas, kai vaikščiojate, tiksliai žinote savo žingsniukus, ar ne? Kiek nueisiu ir nedaugiau. O aktorius jis privalo, žinote, kaip mistikas, truputį toliau nuskristi. Ir būna tokie teatrai kaip Makso Frišo biografija vaidinimas, arba Gintaro Varno pastatytas, arba Jono Jurašo Balta draugulė, dabar atėjo iš Bareikio, šiandien vaidino Hamletą. Tai vaidmenys, kada tu turi truputį išeiti iš anapus racionalumo, kada pats vaidmuo tave priverčia kalbėti ne tik protingai, bet truputį pažengti toliau. Truputį žengti toliau ir galvoju, ar tai netampa pastoviu motyvu, kai tu tiek daug protingų vaidmenų vaidini visur, o jis vaidina ir iškilius, ir herojus, ko tik nevaidina. Tai po to kokia visa šita košė. Ir aš taip įsivaizduoju, kad kažkokia tokia balta draugulė iš viso to išeina pabaigoje. Gali būti ir pilka, žinoma, draugulė. Liftas. Visą laiką liftas. Į kairę, į dešinę, į viršų, į apačią. Ir reikia įsivaizduoti, kas vyksta ilgą laiką, aktoriai labai daug vaidina. Aš tiesiog galvojau, yra veikiausiai aktorių tokių, kurie turi 4-5 vaidmenis. Dainius turi daugybę vaidmenų. Daugybę vaidmenų. Ir dar vienas dalykas, pavyzdžiui, jūs norėtumėt paklausti, kaip jūs, pasak Alfredo, kaip jūs atsimenate visą tai. Mano klausimas būtų visai kitas. Kaip tu užmiršti visą tai? Kaip tu atsikratai visų šitų prielipų, prilimpa prie tave šitie vaidmenys ir po to turi atšokti, o po to už keletą mėnesių prisistato direktorius, teatorius sako, ir vėl prisilipdyk šitą vaidmenį. Ir tada ten krapštai savo pakaušyje, vėl ar tau būti niekšu, ar tau būti herojų, ar tau mylėti, ar tau nekesti, ar tau gudrauti ir atrodyti išminčiu, ar vaidinti kvailį, žodžiu, ar tau šnekėti su dvasiomis, ar su šitomis dvasiomis nesišnekėti. Kita vertus, jis turi didžiulę privilegiją. Visi aktoriai, ypač kurie vaidina Šekspyro Hamletą, jeigu jau Hamletą, turi didžiulę privilegiją šnekėti su šmėklom. Štai jeigu jūs šnekėsite su šmėklom, viešai ir garsiai, na, nelabai bus tai įtikinama, manau. Suabejos jūsų kiek kolegos, žinote, jūsų aktoriniais gebėjimais, o štai jeigu aktorius šnekasi su šmėklomis viešai, net kunigas negali taip elgtis. Kunigui tik egzorcistam leidžiama šitas malonumas, pasišnekė, aš visą laiką svajojau būti egzorcistu, kas gali būti maloniau, nes tad gali kvailioti viešai. Šnekėsi, išeini prieš
žmonės ir šnekėsiu su šėtonu. Koks tave šėtonas apsėdo, žalias ar raudonas, sakyk. Kokių spalvų ir ką jis tau šnapždai ausis. O Dainis tai gali daryti. Ir čia jis turi didžiulį pranašumą. Tai kada tai visada gali būti karalių lyru. Nes karalių lyrų kitur tu negali būti. Iš tikrųjų tai įvertinės kaip gabri. Tai Don Kichotų gali būti. Realių, tikrų Don Kichotų. Jeigu kunigas sakys, kad aš matau milžinus, kur ten stovi malūnai, sakys, gal gėrė arba meluoja, ar dar kas nors. Jeigu aktorius pasakys, aš matau, ateina milžinai, o ten stovi tik tai paprasti malūnai, jūs jam plosit. Bus aplodismentai. Kaip gražu. Jeigu aš pasakysiu, kad ten stovi milžinai, maža, ko aš čia prisigalvoju visą laiką. Niekas neaplos, gal mūsų rankas sakys, mažykis kažką prisišnekėjo eilinį kartą. Tai žinoma, kad šiandien mes turime didžiulį malonumą su jumis pasikalbėti su... Man taip pat įdomu tai, kad jisai nepabėgo. Jis, žinoma, visą laiką vaidina Kauno dramos teatre, sudaro sutartis, pasirodo kitų teatruose, išvyksta, nusifilmuoja kitur, bet visą laiką ištikimas savo trupiai, kaip žinote, būdavo ištikimi savo cirkui. Visą laiką tik su juo. Tai ta ištikimybė irgi yra savotiškai graži ir savotiškai tragiška, sakyčiau. Tai tragiška todėl, kad visada kas atsiduoda kam nors yra tragedija iš karto, ne tik tai, žinote, laimė, bet ir tragedija. Atsidavimo tragedija. Tragedija nyčeniška prasme, nes Nyčė, žinote, kalbėjo apie tokį dalyką, kad antikinė tragedija tai buvo nekas kita, kaip Dionisiškos apeigos, kur eidavo ožiai, panai, tokie apsinuoginę vyrukai su damom, girtaudavo ir dainuodavo dainas. Tai aš apie šitą tragediją turėjau omeny. O ne tą, kurią jūs pagalvojate. Tai grįžkime atgal, taigi malonu man pristatyti dar kartą mūsų garsų aktorių Dainių Slobaną ir laukime pratęsimų. Dar bus laiko. Tai gerai, dabar prisėskim trumpam. Ir kaip visada, mes bandom nustebinti personą gratą, štai šį kartą, patikdami jam kažkokį netikėtą spėjimą apie jam patinkančią muziką. Daina, tai dabar tą. Prašau. Dešimt, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2.
leiskit. 1.
daugybę upių ir ežerų plačių gilių, esu daug matęs, daug regėjęs, kad pasigirti nemėgėjęs. Esu daug matęs, daug regėjęs, kad pasigirti nemėgėjęs. Neškerioja nuo pat ryto ir tuščiomis grįžau vėlai, staiga į valtį įsirito 5 didžiausi šapalai. Esu daug matęs, daug regėjęs, bet pasigirti nemėgėjęs. Esu daug matęs, daug regėjęs, bet pasigirti nemėgėjęs. Pernai rudenį pakliuvo už 2 metro ešeris, namo parnešus vargas buvo, nelindo niekaidoris. Esu daug matęs, daug regėjęs, bet pasigirti nemėgėjęs. Kartą pagavau aš lygį, nežinau sapnelėlių, sėkmės kaimynai man pavydi, už tą patį mane vagiu. Esu daug matęs, daug regėjęs, bet pasigirti nemėgėjęs. Esu daug matęs, daug regėjęs, bet pasigirti nemėgėjęs. Dabar jūs matot, koks sudėtingas mūsų personas skonis, koks platus spektras. Ir man smagu, Dainiau, kad ir tu suspėjai dar ir grupėje BUM padalyvauti. Pabaigoje. Taip. Aš labai prisimenu, kaip vieno jubiliejaus metu jubiliatas kažkurio metu jau iškilmių vis bandė įprašyti kitus pritarti jam dainuojant akordeonu. Ir vis to pritarimo, matyt, tokia nedaininga publika buvo susirinkus. Ir jis sakė, na gerai, tai jūs tik priedainį. Ir net priedainio nesugebėjo išspausti draugų. O ten dar buvo toj dainoj tokie žodžiai, bet panašiai kaip šitoj, ten rukviai bum. Tai jau nusivylęs visiškai jubiliatas sako, na tai jūs nors bum pasakykit. Tai ir tada visi tie susirinkę svečiai sako, na kuo tu mus laikai. Tai aš džiaugiuosi, Dainiau, kad tu savo iniciatyvą grupėje BUM sudarei pabūti. Ir dabar pasilinksminkim toliau. Standartinis scenarijus. Mes su Gintautu užduosime maždaug po 3 klausimus. Gintauto laisvė čia didesnė. Aš turiu laikytis standartinio protokolo uždarų vakarų. Paklausti apie vaikystę, apie tėvus ir vieną suktą klausimą užduoti. Gintautas visiškai laisvas. Kažkurio metu ateis, kaip jau sakiau, jūsų eilė klausti klausimus, tai būkite tam pasiruošę. Tai gal ir pradėkim tada. Pradėkim nuo vaikystės. Smagu visą laiką sutikti žmogų iš Vilniaus Kaune. Tai kaip ta vaikystė Vilniuje? Vaikystė Vilniuje buvo labai laiminga, buvo muzikos pamokos, buvo sodo namelio statymai, buvo tėčio veterinarinės pamokos, buvo daug muzikos, buvo daug laimės, buvo daug melo, buvo daug kalnų Sapieginės miškuose. Ir tikrai buvo labai gera chebra, labai geri žmonės suko aplinkui.
mokyklą. Ir tiek visur. Ir paskui labai geri kursiokai. Ir po to teatras. Viskas labai lengvai, labai greitai kažkaip praėjo. Bet aš suprantu, bet patikslinsiu, nors labai retai tai darau. Bet laiminga vaikystė Vilniuje ir staiga į Kauną. Nuo laimės toliau reikia būti. Standartiškai atsakyti, pabandysiu standartiškai. Dėl to, kad reiškia Kaune tuo metu buvo tikrai labai stiprus teatras, kokį aktorių be paminėtum. Žinoma, to meto tai jie visi buvo čia. Masiulis, Zelčius, Juronytė, Valašinas, Onaitytė, Masalskis, Teleliūnaitė. Ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau, ir taip toliau. Ir tikrai buvo ir iš ko pasimokyti, ir buvo labai drąsu eiti. Buvo drąsu dėl to, kad jeigu vienam nepatiksi, tai kitam patiksi. Tai čia labai paprasta. Jeigu iš vieno pasimokysi, kitas pasiūs kur nors velnio, bet tai tada kitas priims. Bet čia žmonių buvo labai daug, ir labai gerų, ir labai stiprių. Ir daug kas dalinosi patirtimi. Ne tai, kad patirtimi, bet sceninė išmintim, gal taip galima pavadinti. Aktorius turėjai įsiskverbė jau į visas ląsteles. Ir dabar man įdomu, štai ruoši naują vaidmenį ir striksi aplink režisierius. Ir aš esu matęs įrašų ir kai ką stebėjęs, bet man pasirodė visada įdomu, kaip aktorius, talentingas ir suprantantis, įsivaizduojantis, kaip reikia vaidinti, žiūri į prieš jį vaidinantį režisierių. Ar įdomu žiūrėti, kai režisierius vaidina aktorių? Vienintelį tokį režisierių žinau, iš kurio buvo galima pasimokyti, tai Gintaras Varnas. Jis kaip jau... Slaptas aktorius. Taip, jau kaip būna repeticijų gale jau didelė įtampa ir ta įtampa neišlaikoma, tada tiesiog būdavo einama ir rodoma, kaip reikia daryti, ir tada supranti, kad šitaip nereikia daryti. Tada viskas stoja į savo vietas. Jo, bet tiesiog įdomu, o aš suprantu, kad šitaip, pavyzdžiui, įsivaizduokime, kad kažkas dirigentas, ar ne, kuris nelabai moka groti instrumentais, taiga pradeda rodyti pianistui ar ten smuikininkui, kaip groti reikia teisingai. Ir čia dabar, bet kartais gali ir pavykti parodyti. Ar būna taip, kad, pavyzdžiui, žiūrėtum, kaip Gintaras Varnas tau asmeniškai vaidina ir patirtum estetinį malonumą? Ne, malonumo nėra. Didesnis malonumas buvo, kada Bobas Wilsonas vaidino. Tada buvo didesnis malonumas, nes iš vis kosmosas, nes ten tik judesys buvo daug svarbiau dar kažką tai negu kažką tai pasakyti, kažką tai dar padaryti. Šiaip Gintaras Varnas, tai jis supranta, ką daro, kol supranta. Paskui jau padeda, tikrai padeda. O Vaitkus, teko ir su Jono Vaitko režisuojame spektaklį vaidinti, jis nevaidina pats? Vaitkus melavo. Visą laiką melavo. Irgi savotiškas vaidinimas. Viskas gerai, ten su režisūra viskas tikriausiai gerai, aš su Vaitkumi tik tai vieną spektaklį repetavau. Venecijos pirkly ten labai nedidelis vaidmuo buvo, bet ir ten spėjau primeluoti, bet labai žaviai. Geras režisierius, mūsų specialybė yra melas. Kuo geriau meluoja, tu geresnis artistas. O tai į kunigus bent kiek panašu ar skirtingas? Tai išeiginę tą pačią dieną turim, pirmadienį.
Taip, čia labai įdomi tos išeiginės dienos, taip sakant, atsiradimo istorija, versija, kurią aš girdėjau ir kuri man labai patinka. Tai buvo papasakota Tomo Vaitso, kuris sakė, kad ta tradicija, kad teatrai ilsisi, teatrai ir teatralai ilsisi pirmadieniais, prasidėjo nuo to, kad Jungtinėje karalystėje pirmadienis būdavo viešų egzekucijų diena ir visi žiūrovai tenai. Tai teatrai tiesiog suprato, kad negalės konkuruoti, bet štai dėl to jūs turite laisvą dieną pirmadienis. Tiesiog karė, nekardavo tą dieną. Ketvirčiuodavo gal. Tai negeisi teatrai. Dainius mano akise yra dar spėjęs pagarsėti kaip toks aforizmų formuluotojas. Aš susitikęs dažnai jau pradedu laukti iš jo kažko panašaus. Tai ne aš vieną, aš prisimenu tiesiog. Dabar žinos ir kiti. Vieną šeštadienį, eidamas čia Kauno, link Senamiesčio Kaune, sutikau Dainių, akivaizdžiai po repeticijos pavargusi. Ir dieną, tai reiškia buvo rytinė repeticija. Ir pašnekinau ir paklausiau apie kolegą, kuris tuo metu tam repetuojamam spektaklį vaidino pagrindinį vaidmenį. Ir aš kažkaip taip pasakiau, va, matai, pagrindinis vaidmuo kolegos aktoriaus. Ir tada Dainius sako, taip, jis praėjusiu metu bėgi kažkaip tų mažų tokių sugebėjo atsisakyti. Tai dabar gavo didelį. Tai. Kitą kartą sutikau į Laisvės alėją. Ir tuo metu ant dramos teatro fasado kabojo tokie dideli, pailgi plakatai. Ir viename iš jų buvo didžiulis Dainiaus atvaizdas. Ir aš sakau, Dainiau, mačiau, didelis plakatas. Ir Dainius sako, plakatas didelis, bet spektaklis mažas. Tai aš beveik visada susitikęs jau beveik pasiruošęs užsirašyti. Kas ten bus, kas ten šiandien bus. Taip, mes visi šito ir laukiam šiandien. Tai, jau gavom keletą, bet bandykim toliau. Aš turiu tokį klausimą, į kurį čia turiu tik tai, kol kas aš taip manau, tik vieną žmogų, kuris galėtų man pritarti. Kažkada pamatęs Dainių scenoje, aš pagalvojau, kad jis labai man panašus į vieną tokį kitą aktorių, Klausą Kinskį. Buvo toks mano kartos, gal žmonės jį atsimena, gal kiek jaunesni žino Nastasiją Kinskį, bet buvo ir Klausas. Ir aš galvojau, ir aš esu pasidalinęs tą mintim su draugais, pažįstamais. Ir kažkaip nesulaukiau iš jų tokio, kad taip, kaip tu čia gerai pastebėjai. Aš pagalvojau, ar jie nematė Kinskio, ar nepanašu jiems. Ir labai dėl to apsidžiaugiau. Kažkada pas dailininką Mindaugą Juodį, kuris ten patamsi sėdi, Mindaugai sveikas dar kartą, pamatęs nutapytą Dainiaus portretą. Ir aš sakau, va čia tai tikrai Kinskis. Ir Mindaugas sako, taip, aš taip ir galvojau, tapydamas. Tai vat, Daina, ar tau Klausas Kinskis iš viso ką nors reiškia apskritai? Ir vat, ar esi kada nors su juo palygintas išskyrus Mindaugo ir manęs? Ir ką tu apie tai manai? Ne, gal čia tik tais jau galbūt vėliau, bet šiaip tai yra labai stiprus šizofrenikas aktorius. Tikrai. Ir labai įtaigus. Ir viską daro iš tikrųjų, tas yra jau baisu. Ir kine galbūt to nematyti, bet tik tais, žinai, tas visas istorijas pasiskaitęs, kaip ten kas ten vyko, kas ten darėsi, tai niekas nebuvo suvaidinta, ten viskas buvo iš tikrųjų. Tai yra baisu, tai yra riba. Tokia, bet aš tai tos ribos kažkaip niekuomet nenoriu peržengti.
Man labai nepatinka, kada po spektaklio grįžti namo ir tu matai mėlynės ant rankų, ant kojų, po kontakto su kolegom. Tai būna tokių dalykų tikrai, bet tas taip atrodo, kodėl šitaip reikia, čia reikia tik kitaip. Bet galbūt tai yra gerai, nes būna, kad taip paima žmogus už čiupros ir tik kaip sagos ir išlakioja. Daug turi dirbti tada siuvėjos ir taip pastovi su tam tikrose scenose. Gal tas suprantame truputį kine, bet kai teatras turi tą bruožą, kad kitą dieną vėl. Tai taip, o tai ką tada daryti, kai vieną dieną taip, o kitą dieną vėl, trečią dieną vėl, taip, kiek tu neištversi elementariai. Taip. O ką tada daryti? Kremų tiektis. Šiaip pats pagrindinis dalykas yra taip, kad nepradėti taip, kad jau pradėti laidoti kulisom mano principą. Kad tu suvoktum medžiagas, tu suvoktum garsą, vietą, tekstą, apie ką eina ir šitą dalyką tiesiog tai pasakyti, negali. Jeigu jau prasidėtų tikriausiai tie tokie dalykai, kad jau įsigyveni ir taip, kad jau nebegali išeiti, tai jau tada viskas, tikrai viskas. Labai gerai mes prieš šitą čia pasirodymą su profesoriumi kalbėjom, sakom, tai tikriausiai primena kaip akvarminės žuvytės, kad jos prisimena kaip ten 4 minutės, 4 minutės, kas yra aplinkui, po 4 minučių vėl viskas iš naujo. Dar po 4 minučių vėl viskas iš naujo, tai jos labai laimingos tome akvariume. Taip, čia laimės visuomenė. Laimės, tai. Čia žada mums kviečia vyriausybės į laimės visuomenę. Ir ką tai reiškia, kai žmonės tik 4 minutės atsiminsit, jūs būsit tokie laimingi. Mano klausimas yra apie veidrodį, bet jis tiesiog susijęs su to, ką čia Alfredas su pačiu kalbėjo apie mėlynės. Štai paties vaidmenys yra gana plastiški. Ir man dabar nenoriu kalbėti apie žodžius. Pats bandai, kiek mačiau, netgi Roževskio kartotekui perteikti per kūno plastiką. Daug. Ne tik tu, bet ir kiti aktoriai. Čia turbūt Stanislavskio mokykla, kada reikia daug to kūniškumo įtraukti į vaidybą. Ir štai esi, kadangi plastiškas, aš visą laiką galvoju, ar namuose nuolat raitaisi, ten kojas kilnoji, kaip nors sukiojasi. Ir tada kaip čia reikia tai padaryti? Veikiausiai prieš veidrodį. Ir atsistoji prieš veidrodį, žiūri. Mėlynė čia, mėlynė ten. Aš šnekėsiu su šituo veidrodžiu. Yra ten, ką pasišnekėti su juo. Ar tas veidrodis iš viso debilas ir nieko nešneka. Veidrodžiu, nes kalbu, radau atsakymą, nesišneku, bet kitas iki pasižiūri, žinai, kiek yra praleistų progų, tos raukšlės ant veido, irgi vienas kolega labai gerai pasakė, sako, tai gerai, kad tau tos raukšlės tokios, atrodai protingas, sako, man tai, sako, labai atrodo kvailas ir senas, o aš tik protingas. Žiūri, džiaugiesi, kaip raukšlėjasi. Jo. Ir jauti, kaip laikas eina. Bet turėtų būti vis naujiena, kas 4 minutės. Už tai ir nuostabu visą laiką grįžti ir grįžti. Ir kiekvieną vakarą vis prie to veidrodžio atsisėdi ir, žiūrėk, šiandien baltas, rytoj kitoks, dar kitoks. O kažin, kaip kiti aktoriai susiduria su šitą savo veidrodžio problema, tai kad štai vaidini žiūrovams, supranti, vaidini, bet vieną dieną prieini prie šito veidrodžio, ne koks vaizdelis, ar koks.
Aš apie kitus tai tik tai galiu pasakyti, kad jie tai labai gražiai atrodo veidrodyje. Taip ir būna tai, kad labai dažnai. Nes veidrodis yra darbo įrankis iš tikrųjų. Tai yra darbo įrankis, kuris tau, tu pasidarai atvaizdą. Ir pagal tai, kaip grimerė tave nupaišo, tu toks šiandien eisi. Vieną dieną padaro tai, kad antakiai tau sueina, tada tu vaidini čiučmeką, nors iš tikrųjų Dorianas esi. Kitą dieną kažkaip kas nors biškį kreivą pasidaro irgi, bet tu vaidini. Bet čia yra tik darbo įrankis ir tai čia aš sureikšmindamas veidrodis. O tas mėlynės tai matai dėl to, kad akivaizdu. Ir viskas. Žodžiu, nemedituoju su savimi prie veidrodžio. Ne viskas, o jums kaip. Aš tai šiaip, kai vieną apimą žiūriu, ir aš su kuo pasišnekėti šitam pasauliu. Anas taip lėkčia. Nieko, sakau, gali. Dainiau, galėjai truputį pakamuot profesorių. Pabandom. Scenarijai nėra mano puolimo. Jis gali, o pas tave yra griežta tvarka. Griežta tvarka. Aš esu matęs, kaip Dainius veda sceninės kalbos užsiėmimus. Ir, turbūt visi mes sutarsim, kad yra balsų, kuriuos atpažįsti iš karto, teisybė. Ir per televizorių, taip sakant, net nusisukęs galėtum pasakyti, kad čia Dainius įgarsino aiškiai. Ir aš mačiau, kaip jis tą daro. Ir aš mačiau, kaip ir jūs neįsivaizduojat, tie, kurie nesate, kaip ir aš susijęs su teatru, kaip tai neįsivaizduojat, ką reiškia ta sceninė kalba ir iš kur tas balsas. Pasirodo, kad čia ir kaulai, ir visokios diafragmos, ir visi dalykai, ir visas kūnas kaip... Visi rezonatoriai. Ir rezonatoriai. Va, man patiko, kaip Dainius čiupinėjo tenai už kulkšnių ir sakė rezonatoriai. Neveikia ten paveiksmam. Ir Dainiau, aš norėjau paklausti, kaip tu žiūri, dirbdamas su neprofesionalais, ko tu nori juos išmokyti? Visų pirma, tai tikrai ne balso, o tekstą, kad suprastų tekstą. Nes mes labai dažnai turim, sakykime, poeziją beskaitydami, turim labai blogą mokyklą. Mes visi išmokyti skaityti taip, kaip mokytojai mokina. O mokytojai kažkaip labai keistai skaito. Nesupranta. Donelaitį, sakykime, turėjom su amžinatilsiu Bartuliu tokią programą, kada kad tai pavyko tai padaryti, kada akademikas Giedrius Kuprevičius sėdi ir laimingas šypsosi. Su orkestru? Taip, ne su orkestru, su choro. Jo, ir tas buvo labai kažkaip tai smagu ir tas atsirado ritmas ir tas ritmas padarė taip, kad buvo galima suprasti, apie ką eina kalba. Ir prasidėjo viskas nuo to, kad Vidmantas paskambino, sako, aš parašiau repą. O, sakau, Vidmantai, kiek to metų? 60, sako. O tai kodėl neklausi, kokiais žodžiais? Sakau, kokiais žodžiais? Donelaičio žodžiais. Nu jo, repą. O kodėl neklausi, kokiais instrumentais? Tai kokie instrumentai? Smuikas, kudutis, varpas ir kanklės. Repas. Blogai, gerai. Ir sako, fonas, choras. Tai tokia ištaiga, neištaiga, bet toks iššūkis, geras iššūkis. Ir tada taip gerai tas tekstas suskambėjo, kada tas hegzametras, kada ritmas, kada aiškumas įsiveda. Tada viskas ir taip vežė, kad tai buvo labai smagu ir labai gera tą dalyką daryti. Mokiausi kartu su savo darbu visai kūdikis sūnus ir mokiausi tą tekstą ir ir atsakinėjo tiesiog. Tai buvo toks gražus pokalbis ir jam taip smagiai patiko.
Ir pagal ritmą Donelaitį tu gali prasminę susakyti prasmes. Tai čia vienas iš tokių milijonų galimybių. Na ką, tradicinis mano vėl bus klausimas į temą. Tai toks, štai kokį siaubą naktį sapnuoji, bet jis turėtų būti aktorinis. Ir aš įsivaizduoju, kažkas ten vairuotojas niekad vairuoja, nenuvažiuoja ten, kur reikia. Na, žodžiu, ateina siaubas, visi turim savo profesinį kažkokį siaubą, kurį susapnuojam. Ir tą profesinį siaubą reikia išspręsti. Galbūt tavo, galbūt kažkai kurie kolegos stebuklus papasakoja savo didįjį aktorinį siaubą. Koks tas aktorinis siaubas, kurį patį prižiūri? Sapnuoju labai retai, bet jau kaip nusapnuoju, tai buvo tai, kad paskutinis sapnas buvo toksai, kad čia buvo prieš daug metų, kada pradėjo augti sparnas vienas, o kitas ne. Ir guliu kažkodėl dėžėje, suprantu, kad tai yra karstas. Ir tas sparnas taip pradėjo augti ir jis taip pradėjo spausti, kad reikėjo iš ten išsiveržti. Ir bandau skristi, bet skridimas buvo toksai. Tai, nežinau, ar čia yra aktorinis, bet toks, kaip sakyti, lyg ir... Nesakyčiau, kad visi sapnuoja tokius. Paklaus. Ar daugelis iš jūsų sapnuojat save karste su vienu sparnu? Bet jis labai labai didelis buvo tas sparnas. Kaip kam? Kam piniginė, o kam lagaminas. Gerai, ačiū labai. Kaip žinia, mes turim tokį standartinį numerį, kuris vadinasi persona grata paskaita. Visada mums staigmena visiems ta paskaita, bet turbūt turėtume duoti personai susikaupti kiek. Ir aš labai džiaugiuosi, kad mums šiandien patalkinti sutiko profesionali dainininkė Austina Mažeikaitė, į kurią dabar aš ir kreipiuosi. Prašom, Austina. Labas vakaras, mėla publika. Labas vakaras, gerbiamas Dainiau. Taigi, ačiū, kad pristatėt mane kaip profesionalią vokalistę. Aš studijuoju džiazo vokalą ir labai to džiaugiuosi. Ir labai tikiuosi, kad kažkada... Mano yra svajonė, kad tiek susirinktų žmonių į mano koncertą. Tai aš labai tikiuosi, kad kažkada tai įvyks. Na, o dabar pirmoji daina, kurią jums padovanosiu, yra lietuviška. Ir ji yra Nedos Malūnavičiūtės ir Olego Titkovskio Į tave. Ačiū. La
Dainiau, sutartas epizodas. Mūsų dienotvarkė vadinasi persona grata paskaita. Paskaitos aš kaip ir tokios, kaip ir nelabai čia kažką, tai aš galiu paskaityti poezijos. Paskaita? Gerai. Galima ten? Ten šviesą galima? Ačiū labai. Aš čia norėjau dėl to, kad nemoku skaityti poezijos sėdėdamas, nes tada tu būni toks, kaip sakyt, joks. Gali savo tada tyliai skaityti, dar kažkaip, bet jau kai kitiems skaitai, tai reikalinga įjungti rezonatorių skaičių. Pagalvokime apie šviesą. Jo, ačiū. Tikriausiai pažinsite, jeigu kas žinot, tai yra labai gerai. Žodžiu, čia yra trioletai. Taip. Gyveno duobkasys kapuos ir kasė mirusiems duobes, dainuodamas žodžius dailius. Gyveno duobkasys kapuos ir negalvojo niekados, kas mirus duobę jam iškas. Gyveno duobkasys kapuos ir kasė mirusiems duobes. Bet vieną kartą vakare išvargęs griuvo ant duobės, nutilo lūpose daina, bet vieną kartą vakare palaidojo jis pats save, papuoštas įkapėm nakties. Bet vieną kartą vakare išvargęs griuvo ant duobės. Aš kadai šventai tikėjau meilę. Aš buvau tikėjimo kvailys. Ar aš norėjau tokią pačią kvailę, aš kadai šventai tikėjau meilę. Pasaka nežemiška ir dailę. Jos pažeisti niekas neišdrys. Aš kadais šventai tikėjau meilę. Aš buvau tikėjimo kvailys. Aš dabar esu labai protingas, skeptikų pakrikštijau save, nors tikėjimo ir meilės stinga, aš esu dabar labai protingas, šalto liūdesio erdvėj sustingęs, ašarom ledinėm akise. Aš esu dabar labai protingas. Skeptikų pakrikštijau save. Kadaise žemėje buvo daug velnių, kurie norėjo sielą pirkti žmogaus, bet mažo buvo ją parduodančių. Kadaise žemėje buvo daug velnių už sielą, laimę, aukso siūlančių. Tik tai pasaulio būta negudraus. Kadaise žemėje buvo daug velnių, kurie norėjo sielą pirkti žmogaus. Dabar pasaulyje daug yra žmonių už laimės valandą parduot save, kitus ir visą ką sutinkančių. Dabar pasaulyje daug yra žmonių, tik nebeliko žemėje velnių. Jie susilindę tupi pragare. Dabar pasaulyje daug yra žmonių už laimės valandą parduot save, kitus ir visą ką sutinkančių. Atleisk.
režisieriau, aš taip esu išsekęs. Mane nuvargino kasdien vis rolės naujas. Tu tik pažiūrėk, kokios tuščios ir išvargę mano akys. Ir jau širdies seniai nebepasiekia kraujas. Aš kažkada tikėjau rasti personažą, kurio galėčiau savo sielą išsakyti. O ką radau? Tai buvo gestai, mimikos ir žodžiai gražus. Ir tas betikslis blaškymasis scenoje mažytai. Veltui režisieriau kažko vaidinime ieškojome. Dabar aš eisiu ir vaidinsiu rolės nepaskaitęs. Ir paskutinėje scenoje taip sušuksiu. Mano siela mirė. Pratrūksiu tokį širdį draskančių raudojimų, kad ložiai kažkur nuolaus išbalusi mergaitė. Ir salėje žiūrovai dar ilgai bus nuo išgąsčio pastirę. Ir paskutinis. Aš laimingas esu. Laimingesnio pasaulyje nėra. Netikėkit mano skausmo, aš laimingas esu. Tarp nakties valandų svaigulingos nakties ugnyje aš laimingas esu. Netikėkit mano skausmo. Aš laimingas esu tarp nakties valandų svaigulingos kančios ugnyje. Aš laimingas esu. Laimingesnio pasaulyje nėra. Ačiū labai. Ačiū. Iš lėto pereisime prie klausimų. Tiesiog aš užduosiu tradicinius 2 klausimus šį kartą iš toli. Mes turim tokią rubriką klausimą iš toli. Paskaitysiu juos originalų kalba. Taip. Pirmasis klausimas yra toks. Jį uždavęs kolega. Tavo kolega prašė pirmiausiai atspėti, kas jis, bet aš manau, čia labai lengvas klausimas, nes iš klausimo tu turėtum atspėti. Jo klausimas buvo toks, ką tu galvoji apie veganišką maitinimąsi? Čia 2 klausimus turi. Kas tau jį uždavė ir atsakyti klausimą. Veganiškai? Taip. Aš nežinau, kas tai yra visur. Atsakyk. Nieko negalvoju, nes aš negalvoju apie jį. O kas uždavė klausimą? Nežinau. Neišduokim tada. Imkim nepasakykim. Tai lieka intriga. Dabar, kitas klausimas jau visiškai nebe anoniminio tavo kursioko, Egidijaus Stanciko. Jis skamba taip, su preambule. Pirmiausia, didžiuojasi tavim kursiokė. Džiaugiuosi mūsų bičiulystę. Kadangi kartu studijavom, puikiai prisimenu, kaip visą laiką bodėjaisi poezijos viešų skaitimų. Absoliučiai. Vos neišmetė iš studijų per tai. Nors visa tavo prigimtis itin poetiška, o mokėjai tik vieną Marčėno eilėraštį. Tai kas nutiko dabar su tavim, kad ne tik pradėjai skaityti viešai poeziją, rengdamas įvairias poetinės programas. Bet gal dar pinigus už tai, ne? Bet ir tapai vos negeriausių poezijos skaitovų, kurie apdovanojo poezijos pavasaris. Tik nesakyk, kad dėl pinigų.
pažįsta vieni kitus, išsiklaido. Paskaityk kokį nors šiai dienai labiausiai tinkantį eilėraštį. Bet grįžkim prie to jau, girdėjom, kas nutiko? Aš net pats nežinau, kas nutiko, bet juokingiausia tai, kad paprastai būna, kada poezijos skaitovai ten laimi kažkokius ten tos apdovanojimus, tai paprastai būna iki 11 arba iki 12 klasės. Tu pats nekartą esi konkurso komisijose dalyvavęs. Taip, ten tie konkursai visokie, ten kažkaip laimi kaip skaitovas, o dabar čia apie 50 metį matyt, tas atsitiko ir pagaliau ir aš laimėjau kažkaip. Kas atsitiko, nežinau, gal tiesiog irgi. Tai matyt su laiku atėjo tai, kad tiesiog atėjo tas laikas žodžio suvokimas, supratimas. Čia taip labai gražiai, protingai pasakyta, bet iš tikrųjų tai tiesiog įsiklausyti žodį, neįsiklausyti suprasti jį, neįsiklausyti jį suprasti. Ir kas ten yra užkoduota. O ten jau prasideda labai gražus ir įdomus dalykai, nes tai yra begalinės erdvės. Ir vienam taip atrodo, kitam kitaip. Aš tai galvoju taip, kad štai išklausėme tavo perskaitytų eilių ir, žodžiu, nenorėčiau, kad jos taip ir pakiptų, ore išgirdom, paplojom ir vėl iš karto čia, žinot, ir pradėjom klausinėti, iš kur, kaip išmokai žodžius. Bet klausimas yra toks, man pasirodė, kaip keistai šiandien sutapo, kad pirmą klausinėjau apie daugybės vaidmenų beprotybę, ir po to suradai eilės apie kažką į tą režisierių, ką tu galvoji, kiek aš čia turiu vaidinti vaidmenų ir nei vienas nemano. Ir tokia atrodo tragedija. O po to mes kalbėjom su jumis apie laimę, kad kuo trumpiau atsimeni amžinybę, panyri amžinybę, nebėra ateities, nebėra praeities, net galbūt nėra 4 minučių ir dar trumpiau, ar paskutinės eilės ir buvo apie tai? Taip. Kažkodėl jas pasirinkai? Kažkodėl jas pasirinkai? Mes nebuvom susitarę. Nebuvom susitarę, bet tiesiog kažkaip mes vis tiek pasikalbam. Tai apie tą patį vis tiek kalbam visą laiką, gal kitais žodžiais, bet apie tą 4 minučių laimę ir vėl laimę. Čia buvo iš tikrųjų, man viskas labai patinka lėtai, kada yra tokios prabangos mes nebeturime, lėtai virtas šonkaulis kepas. Neveganiškas. Ne veganiškas, man patinka lėtai, man labai patinka lėtai prie žmogaus prieiti, man labai patinka lėtai nagrinėtis ir tą savo gali leisti, nes mes iš tikrųjų turim labai daug laiko repeticijose šitą dalyką. Mes galim labai greitai, bet tai, kas labai greitai pasidaro, tai paprastai būna, kada labai trumpos tai repeticijos arba mažai laiko duoda, tai paprastai gaunasi visiškas pro šalį ėjimas, nes neįvyksta kontakto nei su režisierium, nei su dramaturgija, nei su kolegom, nieko neatsitinka. Tai tada tu tik esi funkcija, tik atlieki kažką tai ir viskas baigėsi. Ačiū. Kaip suprantate, neužilgo jūsų laikas, klausimai. Dabar aš noriu paprašyti dar kartą Austinos. Prašom, Austina. Toli iš lietuviško filmo Džiazas.
Džeimso Bondo serija su Deivu Svalonu, pagrindinė vaidmenė. Gerai. Ar parašėte klausimus? Iki priekį nieko nepamatysi. Eisiu žvejoti. Taip. Labas vakaras, Dainiau. Pačioje pokalbio šito renginio pradžioje pats minėjai, kad savo karjeros pačioj pradžioj daug mokėsi iš tuometinių korifėjų teatro grandų. O koks yra dabar pačio santykis su jaunaja aktorių karta? Ar jie mokosi iš jūsų kartos? Ar klausia tavo asmeniškai patarimų? Koks tas santykis dabar yra su jaunaja aktorių karta? Jaunaisiais aktoriais, kurie dabar ateina į teatrą. Santykis yra labai paprastas, nes visų pirma, tai jauna karta atėjusi yra iš tikrųjų labai talentinga. Jie turi to, ko mes neturėjom, mes turim to, ko jie neturi, bet iš tikrųjų tai mokomės vieni iš kitų. Ir tas yra labai smagu dėl to, kad nėra jokių ožių, kažkokių nepasitenkinimų, kažkokių tai ten baisiausių, kaip tai pavadinti, tokių apsimestinų žvaigždžių. Ir viskas yra žiauriai darbiniai ir geri santykiai. Tas man taip patinka dėl to, kad jie leidžia ir iš jų mokytis. Tas yra labai gerai. Ir labai drąsiai eina ir klausia, ko nors nežino, tas yra visuomet labai smagu. Ar jeigu jie linksmai striksi, ar pats irgi, jeigu aktoriai jaunėtėja ir sugeba parodyti tokį jaunystės striksėjimą, tikras džiaugsmas. Ar pats galėtum taip striksėti su jais? Striksėti tai šokant ar tiesiog norint įtikti? Visi. Norint įtikti jau nesinori šito dalyko daryti, bet tą tai reikėjo daryti, nes tą reikėjo daryti didesnį gyvenimo pusę, įtikti, kaip kurtizanė. Taip, nes tu turi šitą dalyką daryti, taip. Ir šito dalyko jau pavargau nuo to dalyko. Ne tai, kad pavargau, bet tiesiog norisi, kad tu darytum tai, ką tu gali. Ir ne tai, kad dar daugiau, bet kad nenuleist rankų, kad kažkada dar kažką tai padaryti ir tam striksėti nereikia. Jau. Taip, žiūriu jūs, taip, prašau. Sveiki, labą vakarą. Norėjau jūsų paklausti, kaip teatro aktoriumi, ar lengva yra integruoti save į kiną, kaip kino aktorius? Ir kokie yra niuansai, ko niekada nebūtų teatre, o yra kine ir atvirkščiai? Aš galiu tik tai iš savo pozicijos pasakyti tai, kad su kinu visuomet labai norėjusi, bet visuomet tai gavosi labai blogai. Tikrai, nes šita mokykla, mūsų, ką mes mokėmės, mus mokino būti scenoje. Tai reiškia, kada yra didžiulė erdvė, tu turi pajausti visą šitą. Save pastatyti tam tikrose pozicijose, tam tikroje erdvėje. Kinegi yra visiškai kitaip. Kine tavo veidas, mes sakom, tavo snukis yra ant 20 kvadratinių metrų pločio ekrano. Ir kaip tu negali to paties daryti taip kaip scenoje, kur tu scenoje iš toli iš 15 eilėje tokio dydžio esi, tai tada tu žaidži viskuom. O ekrane yra visiškai kitaip. Kiekvienas raumenėlis, kiekvienas šitas dalykas veikia. Ir šito dalyko aš iki šiol neperkandęs ir nežinau, ar perkasiu, bet bandau. O integruoti ten, čia jokio integracijos nėra, tiesiog eini vaidini ir vėlgi tam tikriausiai reikalinga normalus režisieriaus ir aktoriaus susitikimas ir pokalbis.
Aišku, kas sukalbės su tavimi, jeigu toks mažas vaidmenukas, bet jeigu yra didelis, tai žinoma turi būti išsamus, didelis, ilgas kalbėjimas, pažinimas vienas kito. Režisieriaus ir aktorių, kad tu žinotum, ko tu nori iš jo ir ko jis iš tavęs. Ir viskas, bet čia yra labai žmogiški bendri, paprasti dalykai. Bet ne visiems taip atsitinka. Tai man taip neatsitiko. Aš norėjau paklausti, koks iš viso jūsų santykis yra su teatru, ar kada jūs išeinat kaip į restoraną, kaip mes. Mes nesam virtuvėje, mes ateinam pažiūrėti. Ar jūs kaip žiūrovas, pavyzdžiui, einate į teatrus, žiūrite spektaklius, man tas labai įdomu. Taip, labai šito dalyko norėtųsi, kad tai būtų kuo dažniau, bet tiesiog elementariai nėra laiko, nes mes vakarais irgi vaidiname. Kai randam laiką, arba jau kaip specialiai pasiimi atostogas ir išvažiuoja į kokią kitą šalį pasižiūrėti, ar į festivalį, ar dar kažkaip tokių dalykų jau dabar po truputėlį pradėjome daryti. Bet šiaip tas yra profesinis labai bjaurus dalykas. 3 minutės pasižiūri ir supranti gerai ar blogai. Ir tada būna jau jeigu jau nepaeina, kaip sakom, tai tada būna sunku žiūrėti, bet aišku, žiūri tą iš pagarbos kolegoms, iš pagarbos ir visą kitą taip, bet tada tu ir nei medžiagos seki, nes matai, kad falšybė eina ir tokių taip būna. O yra spektaklis, kur privertė jūs aiktelėti, pavyzdžiui, taip, bet tai paprastai tai būna kažkodėl, nežinau, kodėl taip atsitinka ir pastebėjau tokį dėsningumą, kada žmogus dar būna jaunas, dar, kaip sakyti, jo vidus dar be kartotekos, kaip sakyti, dar baltas lapas. Ir tada, jeigu tikrai jį pagauna toksai dalykas, tai tą spektaklį jis prisimena visą likusį gyvenimą. Ir paskui visus kitus spektaklius lygina su tuo. Tai dabar buvo tokių, kada, bet irgi tai yra visiškai kitas, tai tą spektaklį mačiau per televizorių. Tai buvo čia pernai metais jo rodoma per LRT plus modernaus šokio spektaklis, pasaulinio garso Betroffenheit, vadinasi, kaip nežinau, kaip čia lietuvių kalba. Reikėtų vokiškai kalbėti. Tada, kai pamačiau, kada šokėjas žiauriai gerai juda, šoka, dainuoja, kalba, tema žiauri apie asmenybę. Ir visa tai įvyko ir kada per televizorių pridrėškė prie kėdės žiūrint ir paskui sukau žiūrėjau. Tas buvo labai įdomu ir muzika labai gerai parinkta. Žodžiu, tada atsitinka, vėliau, kad atsitinka tokie dalykai. Dainiau, aš apie tas pirmas 3 minutės, kurių metu tu sprendi. Aš pastebėjau vieną tokį dalyką, kad profesionalūs aktoriai, tokiose situacijose, jie labai grakščiai sugeba nepastebėti išeiti iš salės. Nes niekada taip mes eiliniai žiūrovai nepadarytume, bet profesionalai, jie ir reikiamų metų jis ir dingo tiesiog žiūrovų salėje, jis nebenori žiūrėti, bet niekas to daugiau nepastebėjo. Jo, bet būtų vis dėlto maloniau kalbėti apie tai, kad tu negali išeiti, nes žiūrėjai. Žinau. Gerai, žinau, kad turim čia dar klausimą. Sveiki, mano klausimas būtų, kaip ir verdantysis minėjo, kaip sudėtinga yra išmokti tekstą. Ar jums yra tekę improvizuoti? Tai be abejo. Ta prasme, aš įsivaizduoju, kad išmoksta tekstą ir jį kaip režisierius sudiriguoja, kaip dramaturgo pjesė parašyta, tai taip ir turit. Ar ir improvizuojat visą laiką, ar tik tai be abejo yra laiką? Man šitas dalykas įdomu. Aš asmeniškai galvoju, kad aš improvizuočiau, jeigu aš matyčiau, kad ką nors pamiršau ar panašiai. Ne, tai kaip pamiršti, tai improvizuoju. Sukiesi iš situacijos, bet būna dar kitas dalykas, kad tu tekstą vienaip supranti,
supranti, režisierius kitaip supranta ir ten tada vyksta didžiulis konfliktas. Ir tada vis tiek, aišku, aiškinės ir kol galiausiai įsiaiškinės. Čia dėl improvizacijų, pažiūrėjau, ar jei taip staiga ne tą Ofeliją pasmaugė. Kaip man patinka šitie dalykai, nes yra taip, bet kodėl pas mus šitas tokio nelabai yra atsitikę, tik tai tu žinai kaip legendas tokius dalykus su tekstu, tai vienas toks gražiausių dalykų buvo Jaurobaitė čia pasakodavo tokius dalykus, kada, sako, buvo toksai Šarūno, Krėvės Mickevičiaus Šarūnas drama ir ten tiesiog buvo toks tekstas, kad lietuviai buvo tokie galingi, kad jie išraudavo, pušies kelmo užsimodavo ir priešas krenta. Išėjo taip pasakyti. Buvo tokie galingi, kad jie išraudavo pušies kelmą. Užsimodavo ir priešai krisdavo. Ir ten taip pradeda. Ir tada sumanė pasitaisyti. Lietuviai buvo tokie galingi, kad jie išraudavo pušies kūšį. Ir jau po šito trečio pataisimo reikėjo užtraukti užuolaidą ir viskas juokėsi. Visi tik ir laukia. Neduok Dievą tokio jo, neduok Dievą tokio kartą. Taip, taip. Labas vakaras, jūsų gerbėjas Giedrius. Labas Giedrius. Profesorius pradžioje užkabino šitą klausimą, man visą laiką knieti, žiūrint jūsų spektaklius, kur jūsų rolės tokios, kietos, galima sakyti, ne? Ir po spektaklio, kaip jūs išeinate iš tos rolės? Jums gal reikės grįžti namo, įsukti perdegusią lemputę, gal klozetas teka? Jo, bet tas man įdomu. Yra tas toks įsižeminimas, labai norisi tą dalyką padaryti, išplauti indus, žolę nepjausi vidury nakties. Kaimynai išpratės, bet kažkaip kažkaip paprastai dabar pasidaro, nes turėjom kažkokį taip pokalbį su Valentinu Masalskiu. Tai jisai taip kažkaip turėdavo blogesnių dalykų ten po tų išėjimo vardų visai kitokių. Tai sakė, nedarykit šitai. Ta prasme, nevartoti kažkokiu ten tokiu išėjimu. Kaip čia tas atsitinka, aš nežinau. Gal nepakankamai įeinu, bet labai lengvai išeina atsikratyti šito. Tarp kitko būna, kaip sakykim, kad spektaklis ne tai, kad satisfakcija įvyksta, o įvyksta... Kai būna bloga, įsiveni ir tada palengvėja. Tai va tas spektaklis, tai yra, man taip negražu sakyti, bet taip yra, tu įsivalai. Įsivalai, kad nebebūtų to. Tai tada, nes personažai paprastai būna labai ribiniai. Ribiniai gyvenime, kad, sakykime, jų gyvenimai ribiniai yra. Ten gyvybės mirties klausimas, meilės, neapykantos, išdavystės arba tada. Ir šitą išeiti tai lengva, bet įeiti tas yra, nes ir tas yra tikrai daug sunkiau. Ir kada tai yra be pasikartojančiai kiekvieną dieną ir vis kažkokia kitokia, tai tas yra sunku, tu turi laiko, tu negali per pusvalandį, per valandą, negali įeiti, kažkaip turi turėti. Tada yra pagrindinis, sakykime, kažkokio tam spektaklio frazė, mintis, tada truputėlį pabūnė, kartoji tekstą. Tekstas ištisai turi būti kartojimas, nes kitaip nieko neišeis. Savai žodžiais, tai tada, taip, tu savai žodžiais tada gali karalių atvaidinti, tada karalius nei šioks, nei toks. Tokiais pačiais savai žodžiais tu gali suvaidinti juokdarį ir vėl tada tas juokdarys nei šioks, nei toks. Už tai tu turi įsigilinti labai aiškiai, konkrečiai. Šekspyras, tokia eilėdara, tokie žodžiai, šitą. Ruževičius, tokie žodžiai, tokia eilėdara, šitą.
frišas, tokie žodžiai, dar kitaip. Ir situacijos yra skirtingos. Ir visų šito dalykų tu turi tiesiog prisiminti. Ir tada tavęs nebeliečia šitas išorinis pasaulis, nes tu sprendi globalinį dalyką. Išgyveni ar mirti. Ir kada visą šitą padarai, tai nebūna gera. Prašau, be mikrofono nekalbėkite, prašau. Ačiū labai. O yra buvę, kad koks nors personažas jums tiesiog net kratė, purtė, jūs su juo tiesiog neturėjot kontakto, nu tokio vidinio, nu jūs priešinotės. Ar yra buvę taip ar ne? Ar su kiekvienu tai randa chemiją? Žinoma, kad taip stengiasi šitą dalyką daryti, bet visuomet yra tam tų spektaklių ir tų personažų galerijoje, kurių tikrai norėtum, kad juos užmigdyt, kad jie dingtų. Be abejo, kad yra, bet tai vėlgi tai yra nesusikalbėjimas su režisierium, nes būna labai dažnai, kad pamato ir tada nori iš to spektaklio, kad tu eitum į tą toksai pat. Nu, negali, sąžinė, ne tik sąžinė neleidžia, bet visai kitos situacijos, visai kitaip, o ne daryti tą ir tada padara irgi. Ir tokių haltūrų yra padaryta ir nemažai. Žiūrovas ir nesuprasti. Taip, dairausi dar. Taip. Perduokite, prašau. Ne, reikia būtinai mikrofoną. Kaip jau buvo minėta, jūs nuo 89 metų užsiimate aktorystę. Per šios kelis dešimtmečius, kaip keičiasi teatras? Ar jis keičiasi teatras kaip reiškinys? O, čia teorinis klausimas labai. Tikriausiai, kad keičiasi, bet aš jau nebeprisimenu, nes aš tik 4 minutės prisimenu. Aš sakiau, aforizmai. Taip. Dar pagalbėkim turbūt, išgirsti. Gerai. Aš tai kitokį turiu, irgi tokį kartą mačiau ir pats prie to šlykščiai prisidėjau. Buvo Kosto Strausko pjesė, berods Padėkimas statė. Ir buvo tokiam laukas daržinė ir aš draugavau su tokiu karaliu imperatoriu Mindaugu. Nu, yra tokių žmonių Lietuvoje. Ir jisai kartu su juo stovėjo ir žiūrėjau šitą spektaklį. Ir karalienė šaukė, kur tu mano karaliau, kur tu mano karaliau. Aš jam sakau, klausyk, tai kaip į tave kviečia karalienė. Ir kai tik tai pasibaigė, aš sakau, tai naik ir pasišnekėk su ta karalienė. O jie jau buvo išėjusi iš vaidmens. Ir jis sugrįžo ir klausiu, kaip tavo karalienė. Jis pasakė tokį baisų dalyką. Tuščias skylėjai, sako, o ne karalienė. Per greit išėjo. Ar ne per anksti reikia išeiti? Dairausi dar jūs, jeigu kas turite. Čia yra klausimas, taip? Aš pasiprašau. Kas čia norėjo paklausti? Taip. Tai minėjo apie kitą aktorių, kurį priminate man jūs iš šono kažkaip Williamą Defoe. Labai surezonavo šiandien. Profesorius Mažeikis kėlė amžėjimo klausimą, aš irgi norėčiau su tuo būtent susijusį dalyką paklausti. Tai manau, kad pirmąjį kartą scenoje tikrai prisimenate, o koks norėtumėte, kad būtų paskutinysis kartas? Man čia iš vis šitas vakaras primena laidotuvės. Ką aš norėčiau? Iš tikrųjų, tai nuo mano norų niekas absoliučiai nepriklauso. Mes darom tai, ką mums duoda. Pats galiu pasirinkti tik tais,
ką galiu skaityti poeziją, galbūt dėl to jinai ir atsirado, o visa kita mums duoda. Arba neduoda. Arba atima. O čia ir prasideda viskas. Kažkaip tai aš dėl to esu labai laimingas. Aš atsiprašau, kad aš tikrai nežinau to atsakymo, nes aš apie ateitį nieko nežinau. Apie praeitį labai trumpai. Tai va. Aš jau paprašau klausimą. Aš manau, kad turim vietos dar vienam klausimui, jeigu kas norėtumėt. Aš prašiau per mikrofoną nekalbėti. Įsimintiniausi vaidmenys. Aišku, buvo pirmas tai kino filme 16-mečiai, kur ten kino filme tai buvo nepaprastai didelis vaidmuo, o kai tą filmą sumontavo, jau visiškai nebeliko. Bet tai buvo toks didžiulis pasididžiavimas, nes mokykloje galėjau pamokų nelankyti, nes Raimondas Banionis filmavo prie Vilniaus. Ten buvo gerai. Ten pokario laikai, ten, žodžiu, labai įdomu. Tai va čia tas įsimintiniausias, kurio nieks nematė. Antras buvo labai įsimintinas dėl to, kad kažką tai pradėjau po truputėlį suvokti, apie ką eina kalba teatre. Tai Arvydo Lebeliūno režisuotas spektaklis Sveikas ir sudie, Fugardo pjesė. Mes ten dviese su Virginija Kochanskytė turėjom, broliai ir seserį vaidinom. Ir tada kažkaip išėjo, nes mes labai lėtai dirbom, Arvydas labai lėtai dirba ir su juo buvo galima kažkaip ir kalbėti. Ir dar mes niekur neskubėjom, mes turėjom daug laiko. Ir galiausiai priėjom tokį dalyką, kad mes važiuojam vis dėlto tais pačiais vagonais ir tuo pačiu garvežiu, tą pačią liniją. O ne taip, man taip atrodo, susėdam, sumetam, davai, ten tą. Ir eina. Ne, šito nebuvo. Ir tas buvo įsikalbėjimas tas, kad vienas kitam ir padedi ir suvoki, ką tu darai. Tai vienas toks. Paskui buvo labai šitą biografiją vaidinimas Makso Frišo, dėl to, kad įsimintinas keletą dalykų buvo tai, kad ten reikėjo nunešti savo vaikystės, jaunystės nuotraukas, nes pagal tai įmontuojama, padaroma, kaip ten gyvenau užsienyje, nors koks ten užsienis, Rokiškis, Vilnius, Kaunas, bet įmontavo viską ten labai gražiai. Ir buvo toks piktdžiugiškas režisieriaus Varno, taip, paleido pirmą kartą tą video projekciją. Na, kaip jauties? Sakau, šudinai. Tai taip ir vaidink. Aš nežinau, ką esi turėjo galvoje. Ir taip ir gavosi, bet tai čia dar be repeticijas ir galiausiai buvo ten tokia situacija, kad reiškia, jau spektaklis išeidinėja, generalinė repeticija įvyko, aš ten vaidinu iki prakaito, ten prakaitais taškausi, visą kitą. Po spektaklio susodina visus, sako, taip, ten tas gerai vaidino, tas gerai vaidino, tas gerai vaidino, tas gerai vaidino. Sako, ką čia šitas daro, žiūri į mane, o aš ten tą pagrindinį personažą. Sako, aš dariau spektaklį vieno, gavosi visai kitas. Aš padariau tada visai apie kitą, tai nežinau, sako. Paprastai, sako, repeticijų premjeros dieną nedarau, bet, sako, dėl šito, ir taip, man įsivaizduoju, kad dėl šito, tai rytoj repetuosim visi. Ir išvykom. Ten prieš pat išeinant tą repeticiją, visi nepatenkinti, premjera, visą kitą pervargę, nieko ten. Jis sako, gali tik tai tekstą duoti, daugiau nieko, tik tekstą, nieko iš tavęs nereikia, reikia tavo pergyvenimo, va, šitas pergyvenimas. Gerai.
personažas taip ir daro, jam to nereikia, to nereikia, to nereikia, to nereikia, to nereikia. Ir staiga viskas eina. Po 15 minučių stop, kur vakar buvai, kodėl taip nedarėjai. Sakau, aš nežinau, tai dabar žinau. Viskas paleidau. Ir vakare išėjo, bet taip pat tiesiog kitas iki trūksta tokios labai paprastos ir aiškios pastabos arba pastebėjimo, kaip tą turi padaryti. Teisingai pasako, viskas bėga kaip vanduo vamzdžiais, viskas. Tai va toks tas buvo labai įsimintinas. Visi kiti irgi įsimintini. Aš čia neturim laiko. Faustina, kviečiu jūs dar kartą. Kad jau laidotuvės, tai kažką Kostas Smoriginas, užtrauktukas. Pabudęs nuo lempo šviesos, linksmai išsižios užtrauktukas ir meiliai nusišypsos mažais geležiniais dantukais, kai sniegas už lango gilės, tau paukščiai mojos pirštukais, kai niekas tavęs nemylės, tave pabučiuos užtrauktukas. Gilės, mojos pirštukais, nemylės, užtrauktukas. Spintelėje sagos barškės, drebės sušalę pirštukai, nuogi dešreliai gulės ir tyliai juoksis degtukai, kai sniegas už lango gilės, tam paukščiai mojos pirštukais, kai niekas tavęs nemylės, tave pabučiuos užtrauktukas. Kai sniegas už lango gilės, tam paukščiai mojos pirštukais, kai niekas tavęs nemylės, tave pabučiuos užtrauktukas. Tyloj laikrodėlis tiksės, galvoj jam suksis ratukai, o tavo stalčiui krebždės nauji maži užtrauktukai. Kai sniegas už lango gilės, tam paukščiai mojos pirštukais, kai niekas tavęs nemylės, tave pabučiuos užtrauktukas. Kai sniegas už lango gilės, tam paukščiai mojos pirštukais, kai niekas tavęs nemylės, tave pabučiuos. Ačiū labai. Atėjo laikas padėkoti visiems prisidėjusiems šiandien. Vakaro režisierė Greta Dirmauskaitė. Video ir šviesa Titas Jurjonas. Garsas Tomas Zinkus. Mus stebina savo pasirodymų šokio ir teatro pedagogikos 1, 2 ir 4 kurso studentai. Dainavo Faustina Mažeikaitė.
administracija Kristina Arnis Goda. Uždarą vakarą visokeriopai remia ir palaiko Vytauto Didžiojo universiteto švietimo akademija. Mūsų draugai, geriausias kultūros žurnalas Nemunas. Ir mus visokeriopai remia savo biznio srityje kavinė Kultūra su šauktuku. Nuolatinis uždarų vakarų vedėjas profesorius Gintautas Mažeikis. Ir žinoma, mūsų visų mylimas šiandien pas mus atėjęs suvaidinęs Hamletą. Visai tik. Ir sugebėjęs, atrodo, išeiti iš Dainius Svobodas. Amžinai iš čia pabėga nepamylėtas Alfredas Chmieliauskas. Istorinis žurnalo Nemunas viršelis. Ačiū visiems. Grįžkit pas mus ir vėl. Sudėjau.